šį vakarą mūsų sukvietė gražios Aušra ir Linutė, gražios viešnios ir turi jos mums pagalbą. Tai yra Colon Guard. Ta, ką aš čia minėjau, tai mums turbūt reikėtų 7-8 buteliukus susidėti, o Colon Guardo sudėty esančios veikliosios medžiagos ir kompozicija sudaryta iš tų medžiagų, kurios padeda, kad mūsų žarnynas judėtų, kad jis būtų aktyvus, padeda, kad jisai išsivalytų. Ir kitas dalykas, kad to išsivalymo eigoj, kaip aš sakau, jeigu mes mėgstam sakyti 2 viename, 3 viename, tai čia turbūt 8 viename, kur viskas vyksta etapiškai ir kadangi mūsų dabar gyvenimo tempas, mums reikia rezultato čia ir dabar. Jau ką aš minėjau, ten yra prabanga, laiko sąskaita. O štai preparatas, kurio sudėty yra kivis, tarp kitko, mes čia su šito preparato ne tik tai apsivalysime, bet ir sureguliuosime svorį. Jeigu norit žinoti, kad rekomenduojami nesaldus vaisiai, tai būtų kivis, granatas ir citrina, ką mes dar prie nesaldžių, ką mes galėtumėm vakare porą kivių, skaito, kad ir miego kokybę gali pagerinti. Jau vakare jisai galimas. Jo, greit iš karto veikia, va, kiek sėklyčių privalgot. Kaip ir čia sėklos turėtų tą patį daryti. Ir jo, tai vat matot, jau čia įdėta sudėty, mes patvirtinom ir užsakovai mums šitą padarė, į tą kompoziciją įdėjo. Ir greitfrutas nerekomenduojamas va jau vyresnio amžiaus, kas naudoja vaistus nuo spaudimo, nes didina jų toksiškumą. Tai va, kaip toks perspėjimas. O citriną turbūt visi iš ryto su šiltu vandenuku mes nusišarminam ir pradedam savo dieną ir labai padedam kepenim. Toliau įeina inulinas. Su inulinu teko labai susidurti. Yra tokias augalas, auginat, gražiai žydi, geltonai, kaip saulėgrąža, tapinomba. Kažkada net ūkininkai bandė agituoti, pirkti, keletą kartų esu mačius prekybos centruose, bet dabar ne. Tik turgeliuose, jo. Super. Taip, tai įsivaizduoju, tapinombas turi daugiausiai inulino. Čia yra ir kasai, ir žarnynui, ir pagrindinis maistas, kitaip vadinamas prebiotikas gerosiom bakterijom. Kai aš pamatau papildą ar probiotiką, kuris suderintas ir gerosiom bakterijom, ir inulinu, aš žinau, kad tas preparatas labai veiksmingas, labai aktyvus. Toliau linų sėmenis, kas gali paneigti? Tai jeigu odė apie linus, tai turbūt čia ir su dainom, ir su kaip pasakyti, ir su omega 3, ir ko čia tik nėra, ko čia tik juose nėra. Akai uogos tai yra Pietų Amerikos, Brazilijos palmė. Jinai turi tokias kekes, panašiai kaip vynogės, tų uogyčių ten daug, iki 700, ir matote, kokią turi spalvą, panašus į mūsų juodąjį serbentą. Ir čia labai daug polifenolių. O polifenoliai, tai mūsų ta tamsi juoda spalva, yra pagrindinis šaltinis kaip antioksidantas, pats stipriausiai veikiantis, turintis ir B grupę, ir kaip nekeista, ir omega 3, ir omega 9, kur randame šituose, kaip geltona ta uoga mūsų šaltalankiuose jo. Ir aminorūgščių, apie 19 aminorūgščių, ką tai reiškia.
Ir koks įdomus yra gamtos fenomenas, yra labai maistinga, labai naudinga, bet jinai išsaugoma yra tik 24 valandas. Nu, tiesiog fermentuojasi, keičiasi ir kompanija ją išskyrė miltelių pavidale. Tai kaip mes dabar liofilizuotos, šaldytos, jos tik tai sudrėkinus, jos atgyja. Tai yra nepaprastos gausos mikroelementų ir cinko, ir vario, ir geležies, jau pati spalva juoda, visada mes žinom, kad ten bus ir geležies. Tai praturtina, kada mes labai intensyviai ir labai skubiai norim išvalyti žarnyną. Aš anksčiau susidūrusi su tokia kompozicija, subendraudavom su kūrybinė mokslininkų grupe ir klausdavau, kodėl jūs šalia šitų valomųjų, tokių veikliųjų medžiagų įdedate tokį prabangę medžiagą. Tai sako, mes žinom, kad labai stipriai bus vykdomas valymas ir kad valymo metu mes atgautume jėgas ir būtinai turime pridėti ir atstatomųjų tų palaikymo medžiagų. Tai tik šitaip aš galėjau iš jų išgavusi šitą paslaptį suderinti tą kompoziciją. Man tai buvo, kaip taip gali būti, viskas išvalyta, čia dar gerą medžiagą įdėjo. Pasirodo, jinai suspėja rasti nišą ir jos etapiškai veikia. Psylium, kasgi nežino tos lobelės, kur yra trauklapis, yra tokios sėklytės. Kai aš pradėjau gastroenterologo karjerą, tai buvo šitos sėklytės, gydydavom skrandžio opas su trauklapių lapų milteliais. Tiesiog susitraumuoji, susižaloji, kraujuoji, pirmą trauklapį uždėdavo. Jo. Ir šitie lukštai, tai tikrai yra didelė čia parama šitoj kompozicijai. Jinai išburksta, pritraukia vandenį. Kodėl mums reikia to preparato naudojimo metu to vandens pakankamai, nes jinai tiesiog nuo pasienio atitraukia visas tas parazitus, tas bakterijas, neleidžia joms ten įsikurti, įsisiurbti. Ir kartu, kaip ta kempinė, kaip ta, kiti sako, kaip šluota, pasiima kartu ir neša mums į kitą vietą. Astaksantinas, čia iš tų rudųjų dumblių, ten vėlgi yra ta kaip akai uoga, nepamainomas, kas nori kraujagyslės susireguliuoti, šitą cholesterolį. Astaksantinas tai yra tas augalinis, ypač vegetarų mėgiamas ir papildas. Tai suskaičiuokim, kiek čia mums reikėtų bunkučių nešioti kivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jau. Tai įsivaizduojate, čia 10 bunkučių vietoj vieno šito pakelio. Apie burokėlius, tai čia vėlgi burokėliai yra mūsų šita spalva ir jų veikimas, tai yra kepenų zona, betainas ten sudėtinė tokia dalis. Ir kas dar jame yra azotoksidas. Azotoksidas, tai jeigu atsimenate, dabar aš jau negirdžiu nei iš šeimos gydytojų, nei iš nieko, bet mano dar medicinėje praktikoje būdavo nitroglicerinas. Kai užeina spazmai, skausmai, infarktai, tai po liežuvių jūs čia turit? Ne, neturiu. Nes visi turėdavom. Nežinau kaip Lietuvoje, bet aš dirbu Vokietijoje, tai kiekvienas vokietis 90 metų pasikišenė į nitrogliceriną, jeigu bloga pasidaryti. Tai taip, kad ir jūs keliaudama atsivežkit. Nepakenks. O tai buvo, kaip pasakyti, Nobelio premijos laureatas, tai buvo sprogstamoji medžiaga šito nitroglicerinų, parakas išgautas. Tai jisai ką daro, plečia kraujagyslės, gerina kraujotaką, tai
tai kaip pasakyti, ir jo veikimo, kada jau kraujotaka suaktyvinta, išplėsta, tai suprantate, ir tas astaksantinas ir tos akai uogos su visa ta kompozicija lekia ten. Kiekvienas turi savo etapą ir reikalingumą. Margasis margainis, ta mūsų kepenų saugotojas, silimarinas, veiklioji medžiaga. Mes, kadangi žinom, kepenys surenka visus medikamentus, visus toksinus, visus šlakus, visą nedavirškintą maistą, jis viską turi neutralizuoti, išvalyti. O kas tom kepenim gali padėti? Aišku, chemikalas kepenim jau nepadės, jau mes ieškom kitų tenais ir silimarino, ir taip, kartumynų, tada atsidaro tulžis. Ir kai turim su kepenim ir su tulžim, nedarykim ilgų pertraukų. Valgyti vis tiek reikėtų apie 3 kartus, nes ypač kam yra tulžies pašalinimas, tai tas protarpinis badavimas nelabai rekomenduojam, nes tulžis turi tam tikrų laikų nutekėti. O tulžis reaguoja tik tai į maistą ir dar plius į riebų, ir į lašinuką reaguoja labai gerai. Taip kad ir tuos aliejus, tą riebalą reikia baltymų, riebalų. Nugi dabar naujoji amerikiečių piramidė mums siūlo, visą tą siūlo jau drąsiai. Ir kągi, sudainuokim odę šiandien Alijošiui. Alijošius kiek išgelbėjo moterų, ginekologinės problemas, akių problemas, kai būdavo nudegimai, kai saugos, tai jis neprarado vertės ir skrandžio žarnyno problemose. Mes ir dabar siūlome, kai yra opos, sugydyti, kai yra kokie ten uždegiminiai procesai, pakenkimai. Alijošius visada mums padeda. Tik tai man dar teko išklausyti Eugenijos Šimkūnaitės 3 paskaitas, kokią aš dovaną gerą buvau gavusi. Tai jinai davė tokį patarimą: daug auginam alijošiaus ant palangės ir jokių būdų jinai neleido to alijošiaus į vidų gerti, neleido dėti ant žaizdų. Jinai buvo už tai, kad tą alijošių reikia perdirbti, nucentrifiguoti, nes ten yra tokios adatėlės, silicio adatėlės, kurios į gleivinę ar ten lašinant į nosį ar kažkur ten į skrandį gali sukelti polipus. Man auditorijos dažnai užprotestuoja, o mes naudojame, mums nieko. Bet tai čia vėlgi yra, bet jos tą prisiminimą, šviesios atminties palinkėjimą perduodu visada auditorijom, kalbėdama apie Alijošių. Ir čia, kad jis atsidūrė šitoj kompozicijai, ant tiek pažįstamas, ant tiek vertingas, ant tiek naudingas, kad su juo mes jau senai dirbame. Ir ką reiškia tas Q10 kofermentas? Kaip aš sakiau, prie visų mūsų tų negerumų, prie bet kokios ligos, kas mums jėgų nebuvimas, energijos nebuvimas. Tai fermentas Q10, netgi kas naudoja statinus, geri šeimos gydytojai pasiūlo tą Q10 fermentą, kad tiesiog tą nebūtų raumenų, sarkopenija ir panašiai tas raumenų silpnumas. Tai ką mes gauname? Gauname valymą, pamaitinimą, gauname atskūrimą jėgų ir plačiai organizmo atstatymą, didžiulį ratą apeiname. Čia vėlgi aš nesuskaičiavau, kiek surašyta reguliuoja svorį. Mes jau aptarėm, kad ir linų sėmenos, ir psiliumas naudosim, ir kivi prieš miegą, kad dar bus,
Tada jo. Oi, ačiū. Tai va, pažiūrėkit, kol kas penkios aktyvūs komponentai, bus 10. Nu, tai va. Garsėja išskirtinė kokybė, sudarytas turinčių įsisavinimo ir išlaikymo pajėgumą, derinys iš grinų natūralių sudedamųjų dalių, aukščiausios kokybės pakuotė, pasižymė įspūdinga veikliųjų medžiagų koncentracija. Aišku, čia jau išragavo ir testus padarė, ir tinka ir vegetaram, dabar labai aktualu. Šiaip praklausiau porą naujų paskaitų, vegetarai, nu kaip pasakyti, turi priimti sprendimą, nes vegetarizmas tai yra organizmo valymas. Ar galima visą gyvenimą valyti organizmą? Iš maistinių skaidulų, iš šitų atstatyti ir pamaitinti ląsteles yra labai sudėtinga. Kada aš susiduriu su vegetarais, aš tiesiog neturiu net tokio dietologo, kur pasiūlyti, kas Lietuvoje užsiimtų tą tikrą schemą. Yra, kurie turi tą genetinį pajėgumą, stiprumą ir visiškai gerai išsilaiko, bet ne visiems, ne mum, ne šiauriečiam. Aš susiduriu ir artimoje aplinkoje, ir vyksta ginčai. Ir dabar jau iš Britanijos yra atvykusi tokia gydytoja, jinai siūlo GAPS mitybą, tai tikrai ten yra leidžiama maksimum 42 dienas valytis, o paskui jau reikia pamaitinimo būtinai, nes deficitų būklė įsivysto vis tik tai, ne tik tai, bet 12 ir panašiai. Gal auditorija yra su patirtim ir žinančių, ir išbandžiusių, ir turinčių ką papasakoti. Čia yra labai, labai atskira jautri tema. Plečiasi medikų prašymas, vis tik tai mes už įvairiarūšį mitybą. Nes mums tie, kaip sakyti, yra karvytės ir paukščiukai, jie sugeba tą augalinį maistą mums pateikti kitą kompoziciją, kas reikalinga ląsteliai. Taigi patogi formulė visiškai be alergenų, tą mes ir praeidami matėme. Ir kągi, aišku, mes norime to gero virškinimo. Mane merginos šitų pakelių pasiūlė. Nu ir aš, kaip pasakius, nesu jau labai ten gal ir taip užsiteršusi, tai labai stipriai suveikia. Tai kad pradėti nuo pusės pakelio, nuo trečdalio pakelio. Aš šiaip esu šalininkė, visada sakau, padidinti visada suspėsim. Čia tikrai aktyviai veikiančios medžiagos yra. Kad žarnynas yra didžiausias imuninis organas, turbūt jau įsisąmoninot, kad ten daugiausiai imuninių ląstelių, kad tai yra stiprinti imunitetą, gerina maistinių medžiagų įsisavinimą, gerina žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą. Apie mikrobiotą dabar, kad mes turime tų bakterijų žymiai daugiau, pasirodo mūsų kūno ląstelių, tai iš tų visų bakterijų ląstelė sudaro tik 10%. Tai vat, kas mums vadovauja? Būtent tie visos esančios tų bakterijų mes turime ir ant odos, ir plaučiuose, ir ne tik žarnyne, bet ir makštyje, ir kiekvienam organe yra kitokios. Mažina uždegiminės reakcijas, padeda detoksikacijai, skatina reguliarų žarnyno darbą, svorio kontrolę. Tai čia yra pilnai suprantam, kodėl mes tą galim pasiekti. Ir dėl to mes galim turėti ir sveiką odą, ir plaukus, palaiko širdies kraujagyslių, jau vien tas astaksantinas, Q10, gerina psichinę sveikatą ir kognityvinės funkcijas. Tai labai būsiu dėkinga jum ir man pritarsit.